Все, supratau. Bėgam. Dabar taip, link Katedros važiuoja juodas BMW, galimai viršyje greitį turi turbūt bus išgeręs. Spaudžiu. Čia žemė A2, gal galit koordinatės patikslinti? Link Katedros važiuoja. Gerai, super. Gal numerius žinote netyčia? Filadelfijos Naurimas Nojus. O kokie skaičiukai būtų? 160. Gerai, supratom. Skubam. Kiek jūsų jau pasijungia? Tai prijunkit Ramygalas 8. Centriukas patikslino, kad juodas BMW Vilniaus mieste kelia mirtiną pavojų, lekia per raudoną šviesą. Galimai išgėręs gali būti. Kelia tikrai rimtus pavojus, važiuojam gaudyti šito BMW-šniko. Pranešk dispečerinį, kad Matom. Bandykit nuo sporto rūmų užkirst kelią. Suka link sporto rūmų per raudoną, galim pamest autobusas užtvėrę. Matom. Stoja, pagaliau sustojo. Patruliai Petras ir Gintaras. Pirmus policijos komisariatas. Kur lakstam? Nieko nelakstam. Kaip rokuosimės dabar? Dokumentus pateikiam, prašom. Gerai. Greičiau galima būtų. Pats alkoholio nevartojas, kas mašinoj sėdi? Nėra? Sėdynės, o kas čia dar? Ai, nieko. O kas sėdėjo prieš tai? Sėdėjo. Ne vienas važiavo. Ryčka, pateik draudimą. Koks aš tau Ryčka, su tavim vienoj kameroj nesidėjau. Ten pinigėlių mačiau yra. Turbūt labai turtingas tokius dalykus. Piniginiai pinigo yra biški. BMW čia visokius prikinėja. Mašinos bagažinę atidarykit, pažiūrim. Kas čia? Boksininkas būsit, ką? Nu, boksininkas. Kam čia bytata? A kur kamuoliukas? Koks kvapas. Gal papūs norėtum, va? Papūsim. Į aparatą mūsų. Pūskit, 5 sekundės. Tai kad neveikia, ką iš čia duoda? Parodė. Ką aš pabandysiu. Nu kaip neveikia, vo, 1, 2 veikia. Nu, tai kaip rokuosimės? Kiek turim? Ko turim? Nu, nuobaudų ar šiaip kiek turim? Tai jokių nuobaudų neturi. Kaip piniginės reikalai? Mačiau pinigą, yra ten. Tai odinė? Odinė? Rašykit baudą, aš skubu. Tai mes to rašytojai kokie gal? Šiais laikais bet kas gali parašyti, o mes kaip ir susitart siūlom, kad nereiktų nereikia jokių dokumentų, viskų, sustarsma. Ne, rašykit. Nu vyrai, aš skubu, ar jums nesuprantu, davai, 1, 2, 3 surašom. Ne, gerai, 1, 2, 3 bus viskas. Ką turit, kiek turit? Draugą aš turiu. Draugą? Kokį draugą? Tai Igorį, draugą. Igorį? Ką pastatė, mes Tai gerai, tai sėskit, važiuokit, tada viskas čia labai tvarkoj. Tai aš paskambinu dar galiu. Ne, nereikia skambinti, mes čia. Sėskit, prašom. Tai neskambinti tikrai vyrai. Ne, viskas gerai, atsiprašom. Yra iškvietimas, mes turim patikrinti. Gerai, ir mašiną prašom vyrai patraukti. Gerai, tu mašiną patrauksim. Šito nefilmuok.
mašinų patraukti. O, gražu. Kaip laksto. Kaip laksto. Vat, jaunimas. Dispečeriniai, praneš, kad... Melagingas iškvietimas buvo. Iškvietimas, kad Gedimino prospekte visame centre juodas BMW vairuojamas jaunuolio nestoja policijai, nepaklūsta eismo taisyklėm, viršė greitį. Iš dispečerinės gavome pranešimą, kad reikia daugiau patrulių jį sustabdyti. Buvo pasitelkti 6 ekipažai, nes buvo arčiausiai. Kelių eismo pažeidimų jis iš tikrųjų nepadarė, tai buvo melagingi parodymai. Tolimesnį tyrimą tirs 2 policijos komisariatas.